Sveiki vaikai, čia ir vėl aš, eksperimentatorė Monika. Ar žinote, kaip aš priverčiau šią stalinę lempą šviesti? Tai suprasti yra labai sudėtinga. Aš ją įjungiau. Šiandien su jumis noriu pasikalbėti apie labai svarbų šių laikų dalyką – elektrą. Elektrą mes visi naudojame namuose ir net nesusimąstome. Vakare įjungiame šviesą, kepame karštus sumuštinius, šaldiklyje laikome mėgstamiausią porciją ledų, o kai norime atsigerti kakavos, verdame vandenį elektrinėme virdulyje. Net kad pažiūrėtumėte šitą video, jums reikia elektros. Turbūt jau esate girdėję, kad žmonės elektrą išgauna iš atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos šaltinių. Atsinaujinantys energijos šaltiniai yra tokie kaip saulė, vėjas ar vanduo. Neatsinaujinantys energijos šaltiniai yra akmens anglis, nafta, dujos. Šių visų energijos šaltinių dėka mes turime elektrą. Tačiau ar jūs kada nors susimąstėte, kaip viskas veikia ir kas yra ta elektra? Elektros energija tai yra judančios dalelės, elektronai, kurie teka tam tikrą kryptimi. Kad ši lempa šviestų, jai reikalingas yra srovės šaltinis, jungiklis, ir aišku, elektros lemputė. Šie visi elementai sujungti tarpusavyje laidais vadinami elektros grandine. Šiandien mes ir pabandysime susijungti savo elektros grandinę, bet ne šiaip paprastą, o tokią, kuri pagyvintų štai šį paveikslėlį. Pabandome? Mums reikės vario juostelės. Puiku. Tada reikės LED šviesos diodo. Ir žirklių bei lipnios juostos. Puiku. Pirmiausia, jeigu norime, kad mūsų paveikslėlis šviestų, turime nusistatyti, kuri paveikslėlio vieta švies. Aš norėčiau, kad šviestų štai ši krentanti žvaigždė. Tai pirmiausia, labai atsargiai su žirklėmis praduriu skylutes. Kai skylutė yra, galime atversti. Čia matome, kur bus mūsų LED šviesos diodas. Nuo jo ir eis elektros grandinė. Štai. Kol kas jį paliekame ramybėje ir paimame vario juostelę. Ji yra lipni ir dėl to yra labai patogu, kadangi galiu nepertraukiant sukurti elektros grandinę. Pabandome paplanuoti, kaip turės atrodyti mūsų elektros grandinė. Ji prasidės nuo LED lemputės. Štai. Tada keliaus žemyn. Čia atsiras baterija. Pasižiūriu. Maždaug čia. Tada kitas laidas eis nuo LED diodo į kitą pusę ir iki pat lapo pabaigos. Užlenkus lapą turėtų gautis, jog vario juostelė liečia bateriją. Kol kas gal atrodo neaišku, bet pamatysite, tuoj viskas bus aiškiau. Turime nusipiešę schemą ir galime pradėti lipdyti vario juostelę. Labai svarbu, kad jinai nepersitrauktų, todėl, kai susidursiu su kampu, aš paprasčiausiai ją perlenksiu. Stebėkite ir pabandykite kartu. Paimu lipnų galą ir atsargiai klijuoju iki brūkšnelio. Kai pasiekiu kitą liniją, aš, kaip sakiau, jos nenutraukiu, o perlenkiu. Ir tuomet važiuoju žemyn. Tai gali būti truputėlį sudėtinga, bet tikiu, kad jums pavyks. Na vėl, priklijavau, vėl turiu perlenkti ir važiuoti kita kryptimi. Nukerpame. Turime jau pusę, liko nedaug. Vėl lipnų galą klijuoju kitoje LED diodo pusėje iki pat lapo apačios. Matote, kaip ir sakiau. Ir dabar nukerpu.
Viskas, vario juostelės mums jau nebereikės. Puiku. Tada paimu LED diodo kojeles ir jas išskėčiu. Ar matote, viena yra ilgesnė, o kita trumpesnė. Tai reiškia, kad ilgesnė yra pliusas arba teigiamas krūvis, taip, o trumpesnė kojelė yra minusas arba neigiamas krūvis. Tai bus labai svarbu, bet truputį vėliau. Nepamirškite. Išskėčiam kojeles ir jas pritvirtinsime su, spėkit kuo? Lipnia juosta. Pasižiūriu, kad būtų lygiai ir kuo lygiau prisispaustų. Viena kojelė ir kita kojelė. Pažiūrėkite, kad tikrai gerai prisispaustų. Matote? Dabar, jeigu užlenksime šį lapelį, turime uždarą elektros grandinę, bet jai kažko trūksta. Lemputė dar nešviečia. Kaip manote, kodėl? Ko nėra? Nėra srovės šaltinio, taigi mums būtinai reikės baterijos. O, aš naudoju tokią mažytę, nes čia ta lemputė nėra didelė ir jai daug energijos nereikia. Pabandysiu dabar priklijuoti su lipnia juostele. Kai klijuosite bateriją, pasižiūrėkite, kad jos pilnai nepadengtumėt, nes elektra negalės tekėti kiaurai lipnią juostelę. Štai. Pusę baterijos pritvirtinu. Na ir dabar, matote, turime elektros grandinę, tačiau ji yra atvira. Galai nesiliečia, todėl elektra negali nuolatos tekėti. Kad susiliestų ir taptų uždara, mes užlenksime šį popieriaus lapelį ir gausime šviečiantį savo paveikslėlį. Kai aš pirštu prispaudžiu vario juostelę prie baterijos, tada elektros grandinė tampa uždara ir elektra srūva. Kai laidukai nesiliečia, tada elektros grandinė yra neuždara ir elektra sustoja. Jeigu nežinote, kokį paveikslėlį daryti, pasitelkite savo fantaziją. Jų gali būti pačių įvairiausių. Štai jums keletas idėjų. Štai, galite priversti šviesti paukščiuko akytę. Ar mandarinui suteikti supergalių. Tikiu, kad jums pavyks. Linkiu didžiausios sėkmės, kuriant savo elektros grandinę. Iki!